Sveiki visi mano kanalo žiūrovai. Šiandien pakalbėsime apie amžiną ir neišdildomą, brangiausią ir kokybiškiausią, nostalgiškiausią ir tobuliausią pasaulinį magnetinį analoginį formatą, kuris kaip ir vinilinė plokštelė netrukus sugrįž su trenksmu, o kad laukti būtų dar įdomiau, išsivirkime kavos, nes video bus ilgas. Taigi dabar susipažinkime su vienu iš tobuliausių, bet pigiausių juostinių magnetofonu Philips N4504 iš 1978. Šis modelis niekuo nenusileidžia legendiniams Akai GX serijos aparatams ir atkuria tarp 35 Hz ir 26 kHz. Taip pat turi 3 variklius ir ištisinį traktą su ilgaamžiškomis įrašymo ir atkūrimo galvutėmis. Bet kas yra tas ištisinis traktas? Ištisiniu traktu vadinamas įrašymo procesas, kurio pagalba mes galime klausytis jau įrašyto signalo iš juostos tuo pačiu metu, kada įrašome. Tam tikslui magnetofonas turi net 6 pirminius stiprintuvus, integruotus į TCA 220 mikroschemas. Kaip matome, juostos traukimo mechanizmas atrodo visiškai neblogai. Ant smagračio dilimo žymių nesimato, taip pat ir ant guminio ritinėlio. Magnetofonas turi 2 automatinio sustabdymo funkcijas. Viena iš jų suveikia tada, kai metalizuotas rakordas praeina per šiuos nukreipėjus ritės pradžioje ir pabaigoje. Galvučių ilgamžiškumą užtikrina sveikintinas inžinierių sprendimas galvutės paviršiuje išfrezuoti dilimo kompensacinius griovelius, kad juosta neprarastų gero kontakto su galvute net šiai dylant. Taigi čia matome, kad rezervo yra pakankamai. Na, o kas atsitinka galvutėms be dilimo kompensatorių, žiūrėkite video magnetofono galvutės restauraciją. Dar vienas triukas taupyti galvutės – tai galimybė išjungti juostą spaudžiančią pagalvėlę atkūrimo metu. Įrašymo metu pagalvėlė užtikrina patikimesnį juostos kontaktą su įrašymo galvute. Pagalvėlė išjungiama palenkiant fiksatorių į dešinę. Na, o dabar metas pasiklausyti, kaip skamba šis Philipsas. Tačiau ar žinote, kaip teisingai uždėti juostą? Tuščiarytė dedama ant dešiniojo paėmimo padėklo ir užfiksuojama fiksatorių patraukiant į save ir pasukant. Rytė su juosta dedama ant kairiojo padėklo, taip kad patraukus juostą rytė suktųsi prieš laikrodžio rodyklę. Užfiksavę rytę, juostą, o tiksliau rakordą pravedame pro pirmąjį juostos įtempėją ir lygiai įdedame į traktą. Paskui juostą vedame per antrąjį įtempėją, kol užvyniojame ant tuščios rytės. Surandame rakordo pradžią pasukdami rytę ranką, o tada net leidžiant piršto vyniojame kaip siūlus. Juosta prie rytės priglus pati po kelių apsisukimų. Baltas arba žalias rakordas nurodo juostos rulone pradžią, o raudonas pirmos pusės pabaigą. Pabaigus groti pirmą pusę, rytės sukeičiamos vietomis. Tačiau dauguma muzikos mylėtojų juostą įspraudžia į tam skirtus plyšius rytėje ir tokiu būdu palieka besimakaluojančias rakordo uodegas, kurios neretai atsiduria po padėklu, būna sulamdomos ar kitaip nutraukiamos. Taip geriau nedarykit. O dabar užsidėkime ausines ir palyginkime mūsų Philipsą su legendiniu magnetofonu Akai GX77, kuriuo ir buvo padarytas įrašas.
Štai kokį rezultatą išgirdome. Pasirodo, šį Philipsą galime tikrai vadinti hi-fi, net kartais suabejojau, ar tik ne Akai pralaimi varžybas. Tikriausiai jau pastebėjote, kad nesisuka juostos metražo skaitiklis. Tikrai taip, nes yra nutrūkęs jo dirželis. Kadangi vienas dirželis jau nutrūko, yra tikimybė, kad nutrūks ir pagrindinis diržas sukantis smagratį. Taigi geriau dabar iš karto pakeisti visus dirželius naujais, ką mes netrukus ir padarysim. Automatinis autostopas suveikia ir tada, kai bent vienas iš ritės padėklų nesisuka. O dabar susipažinkime su magnetofono funkcijomis. Pervyniojimas atgal, pervyniojimas į priekį, atkūrimas, toliau pauzė veikianti atkūrimo ir įrašymo metu, ir pats įrašymas. Garso šaltinio selektorius, įėjimas arba juosta. Takelių perjungiklis. Į pirmą takelį mono, į trečią takelį mono arba į abu takelius stereo. Na, o mažinant greitį, didiname įrašymo trukmę juostoje. Taigi ir pakalbėkime apie standartinės 18 cm diametro poliesterio bazės ir 6 mm pločio magnetinės juostas mėgėjams ir profesionalams. Pradėsime nuo tų juostų, kuriams besisukant prabėgo ir mūsų vaikystė. Slavič 11 tipas. Ko gero dabar geriausiai išsilaikęs. Neblogai įsirašo Akai magnetofonu naudojant 19 greitį. Visai nebloga juosta naudojant ir šiandien. Mus taip pat anuomet žavėjo pats ritės dizainas ir tamsintas plastikas. Maišelyje įdėta firminė etiketė išsaugojo juostą iki šių dienų. Kitas Slavič juostos tipas buvo 15, kuris kokybės prasme buvo geresnis, tačiau juosta labai bijojo drėgmės, todėl net maišelyje laikytos juostos imdavo žviegti magnetofono mechanizme. Juostą galima išsaugoti, įdedant į jos maišelį popieriaus lapelius arba žipsnelį ryžių, kurie palaiko vienodą drėgmę maišelyje. Tačiau jei tarybinėje juostoje hidrolizė jau prasidėjo ir juosta užteršia galvutes ir mechanizmą, tai joks džiovinimas konvekciniu būdu šioms juostoms nepadeda. Tenka su juosta atsisveikinti. Dažnai hidrolizė aptinkama šiose 16 tipo juostose, kurių ilgis 550 metrų. Čia jau ir firmos etiketės maišelyje nebuvo, gal dėl to 16 tipas sunkiai išsilaikydavo. Toliau pereikime prie firmos Svema. 9 tipas yra vienas geresnių. Žinoma, nėra skirtas 9 greičiui dėl parazitinės amplitudinės moduliacijos, tačiau 19 greičių ir netarybinių magnetofonų padarytas įrašas neretai gerai suskamba. Ir žinoma, ritės dizainas tiesiog žavi. Su etikete viduje viskas tvarkoj. Štai dar tokia 11 tipo Svema taip pat neblogai išsilaikiusi. Išskirtinė dėžutė
ir viduje balta ritė. Tikrai retas atvejis. Kita juosta vėl svėma, vėl standartinis 525 metrų ilgis ir vėl neblogai išsilaikęs 11 tipas. Reikėtų paminėti, kad kai kurios tarybinės juostos linkę išsitampyti, todėl negražiai susivinioja į ritę net atkūrimo režimu. Su tuo kovoti beprasmiška, tokia jau buvo gamybos technologija. Buvo gaminamos dar ir tokios skaidrios ritės, tačiau jų išliko nedaug. Ir pagaliau populiariausias mums iki skausmo pažįstamas tas pats 11 tipas. Vienos iš geresnių ir ilgiausiai išsilaikiusių juostų. Vėl juoda stilinga ritė puikiai papuošia mūsų magnetofoną. O čia prasideda problemos kartu su 15 tipu ir 550 metrų ritėje. Dėl hidrolizės ši juosta užkemša mechanizmą panašiai kaip juosta Ampex Sticky-Shed sindromo metu, todėl kaip matote lieka tik ritė, juostos tenka atsisakyti. Tokia pati problema buvo ir juostose Tasma. Ir štai pagaliau pakalbėkim apie tikrą kokybę su legendinė vokiška juosta Orvo, kurios tipas 116. Įrašo trukmė standartinė 90 minučių 19 greičiu. Kol kas neteko susidurti su Sticky-Shed sindromu naudojant 116 tipą. Tačiau 123 tipo Orvo juostoje Sticky-Shed sindromas gana dažnas. O jau Orvo ritės gražumas neišpasakytas. Taip galima drąsiai papuošti bet kokį magnetofoną. Toliau legendos tęsiasi ir mano rankose BASF standartinė 35 mikrometrų storio taip pat poliesterio bazės juosta su stilinga rite. O rudos spalvos geležies oksido emulsija itin atspari drėgmei, tik kai kada linkusi išdžiūti. Įrašyti tokią mažai naudotą juostą galima ir 9 greičiu, aišku, ne tarybiniu magnetofonu. Štai ir atėjo laikas pakalbėti apie dvigubo ilgio standartą, kurį nurodo juostos ilgis 732 metrai ir jos storis 26 mikrometrai. Į tokią juostą mes 9 greičių galime sutalpinti net 4 valandas kokybiško skambesio. Kitos neblogos juostos yra amerikiečių firmos Shamrock, tačiau jų dinaminis diapazonas yra mažas. Juosta bijo įrašymo lygio viršijimo ir jau pasiekus 0 decibelų prasideda iškraipimai. Būkite atsargus ir nepirkite juostos su juoda emulsija, nes Sticky-Shed sindromas bus garantuotas. Rudos emulsijos juostos, kaip matote kairėje, tikrai pasižymi atsparumu. O dabar pereikim prie aukščiausios klasės. Maxell Ultra Dynamic juostos, kurios nebijo jokių gamtos stichijų, pasižymi itin aukštą kokybę, skirtos ir mėgėjams, ir profesionalams. Jos neišsitampo, gerai vyniojasi ir joks Sticky-Shed sindromas joms nebaisus, o rašant 9 greičiu, garso kokybė tiesiog fantastiška, kuo visai neseniai įsitikinote. Firma BASF taip pat gamino profesionales juostas net plastikinėse dėžutėse, tačiau pati juosta savo kokybę negalėjo lygintis Maxell produkcijai vien dėl ilgaamžiškumo. Ritės BASF tapo vis uždaresnio tipo, kas stipriai subjaurodavo magnetofoną, o ir maišelių buvo atsisakyta, kas paskatino juostas degraduoti.
Kalbant toliau apie juostas, nesugalvokite groti acetatinių juostų, kurios kokybė nepasižymi, o tik stipriai dildo juostos traukimo mechanizmą ir galvutes. Jos buvo skirtos tik pirmykščiams magnetofonams iš 1950-ųjų. Tokią juostą nesunku identifikuoti. Jis smirda actu ir pakėlus prieš šviesą rytėje persišviečia. Juostos paviršius labai prastai poliruotas, o kitoje pusėje būdavo spausdintas tekstas su firmos pavadinimu. Na, o dabar susipažinę su juosta, toliau tęsėme magnetofono apžvalgą. Kam reikalingas greičių perjungiklis, dabar jau žinome, o ketvirtas greitis buvo naudojamas ne muzikai, o žmogaus kalbai įrašyti, nes pasižymi itin prasta kokybė. Taigi grįžtame prie standartinio 19 greičio. Toliau jums jau pažįstamas triukšmų slopinimo sistemos jungiklis, kuri, kaip girdėjote, tik nuskurdina skambesį ir taikytina tik kasetiniuose magnetofonuose, kur tikrai yra reikalinga. Pačiame kampe surandame nestandartinį ausinių lizdą ir 2 DIN 5 lizdus mikrofonams stereo ir mono. Kiek aukščiau įrašymo lygio reguliatorius, įrašymo balansas, ausinių išėjimo reguliatorius ir ausinių balansas. Juostos skaitiklio gražinimas į nulį ir elektroniniai juostos įtempėjai, kurie vienodai palaiko jos slėgį į galvutes. Apžvalgą baigiame patikrindami magnetofoną tuščia eiga ir pasiruošėme jo greitai profilaktikai. Juolab, kad užsakyti nauji dirželiai jau atkeliavo. Tuomet ir pradėkime ardymo darbus. Dėmesio. Prieš atliekant bet kokius aparatūros remonto ar profilaktikos darbus ištraukite prietaiso šakutę iš elektros lizdo. Neturėdami elementarių radioelektronikos žinių, neardykite ir netaisykite jokių buitinių prietaisų. Šio video kūrybinė grupė neatsako už sužalojimus patirtus remonto metu. Saugus darbas užtikrintas, o juostos įtempėjai pakeliami norint ištraukti dangtį. Ne veltui sakoma, taip gyventi patogiau. Dabar nesumaišykite varžtų, jei kada nors ardysite tokį modelį. Visų varžtų nereikia atsukti, norint iškelti mechanizmą iš korpuso. Atidžiai stebėkit, kuriuos reikia sukti ir viskas bus tvarkoj. Nesunkiai po indikatoriais rasite ir 6 V lemputes apšvietimui, o prieš iškeldami mechanizmą nepamirškite užtvirtinti indikatorių gumute, kad šie neišsilakstytų. Dabar galime drąsiai iškelti magnetofoną ir nešti į lauką, kad išpūstume dulkes kompresoriumi.
Štai aparatas išvalytas, o dabar pažiūrėkim, kas slepiasi kitoje pusėje. Štai ir nutrūkęs skaitiklio dirželis, bet daugiau bėdų iš pažiūros nesimato. Taigi pažiūrėkime, koks siuntinys atkeliavo iš Vokietijos. Viduje, kaip ir minėjau, nauji dirželiai iš firmos Bosch Trading, kurią rasite tiesiog eBay'uje. Pirmiausia, keisime skaitiklio dirželį. Prieš uždėdami naują dirželį gerai išvalykime griovelius. O paskui atpalaiduokime kairiojo padėklo škyvelį mažu šešiakampiu atsuktuvu. Atsargiai ištraukiame ašį taip, kad pasidarytų tarpas, pro kurį turėsime prakišti dirželį. Grąžiname škyvelį į savo vietą, taip, kad nebūtų laisvės judinant padėklą, bet jis turi likti neužspaustas ir suktis laisvai. Dabar uždedame dirželį ant skaitiklio. Toliau imsimės pagrindinio diržo keitimo. Tam reikės atsukti smagračio atramos varžtus ir nuimti variklį. Nuėjame senąjį dirželį, nepamirštame sutepti variklį. O paskui gerai išvalome variklio škyvą ir smagračio paviršių spiritu. Uždėjus naują diržą, viską surenkame kaip buvo ir įlašiname tepalo į kitą variklio įvorę. Perteklių visada nuvalykite, kad besisukdama ašis tepalo neištaškytų. Paskui imamės ričių padėklų ir variklių škyvelių valymo darbų vienoje ir kitoje pusėje. Kada viskas taip švaru, belieka uždėti naujus dirželius.
O dabar imkimės elektroninės dalies ir pamatuokime pagrindinius elektrolitinius kondensatorius specialiu komponentų testeriu. Aš naudosiu krokodilus patogesniam darbui. Taigi mūsų kondensatorius yra 3300 mikrofaradų. Tuoj pamatysim, kas iš jo liko. Štai rezultatai. 3800 mikrofaradų. Puikus kondensatorius. Eikime toliau. Štai dar vienas pasislėpęs. Na dabar ateik čia. Matuodami tikslės kondensatorių talpas būtinai išlituokit bent vieną kojelę iš plokštės, kitaip matavimai bus netikslūs. Taip, originali talpa 470 mikrofaradų, o kaip yra iš tikrųjų? Viskas gerai, ir šitas kondensatorius tvarkingas. Trūko kantrybė, sustabdžiau kamerą ir taip patikrinau visus originalius Philips kondensatorius. Ir nė vieno blogo neradau. Stebuklas tiesa? Ne, ne stebuklas, o laiko patikrinta kokybė. Ne tokia kaip dabar. Kitas profilaktikos žingsnis – tikslus greičio sureguliavimas, kurį būtina atlikti pakeitus pagrindinį smagračio diržą. Tam tikslui smagratį reikia pažymėti, nes aš nenaudosiu testinės juostos, kadangi yra žinomas iš serviso tikslus smagračio apsisukimų skaičius. 19 greičiui jis turi būti 910 apsisukimų per minutę. Tokį patį dažnį nustatome programėlėje Strobe Light ir įjungiame telefono prožektorių. Dabar LEDas mirga tuo nustatytų dažniu, kuriuo reikia šviesti į besisukantį smagratį, bet prieš tai jį sutepsim. Nepamirškim, kad magnetofonas dabar po įtampa ir pradedam greičio reguliavimo darbus. 19 greičiui reguliuoti skirtas pirmasis potenciometras, kurį sukant į atitinkamą pusę mūsų smagračio žymeklis turi sustoti ir stovėti vienoje vietoje. Tokia pati procedūra atliekama su visais magnetofono greičiais. Nekreipkite dėmesio, kad žymeklis nekoordinuotai tamposi. Taip yra dėl to, kad programėlė negali visiškai sinchronizuoti LEDo mirgėjimo dažnio, juk jis skirtas šviesti, o ne mirksėti. Nepamirškite, jog šis dažnis skirtas tik šiam magnetofonui, nes smagračių diametras kituose magnetofonuose skiriasi. Pavyzdžiui, magnetofono Akai GX630D smagračio sukimosi dažnis yra 615 apsisukimų per minutę 19 greičiui. Nu čia dabar jau kol kalbėjau, mano kitas aš jau baigė reguliavimą. Belieka išmagnetinti galvutes ir patikrinti galvučių azimutą, nes stiprintuvų korekcijos ir įmagnetinimo srovės buvo sėkmingai sureguliuotos anksčiau.
Galvučių azimutas reguliuojamas taip. Sujungiame magnetofono linijinį išėjimą į 2 kanalų oscilografą. Gerai išvalome galvutes ir juostą liečiančias detalės spiritu. Paleidžiame groti testinę juostelę su 10 kHz dažniu ir stebime sinusoidės oscilografo ekrane. Tada reguliuodami atkūrimo galvutės azimuto varžtą, ieškome padėties, kad sinusoidės sutaptų viena su kita arba XY režime ovalas mažiausiai žiopčiotų. Ir štai dabar atkūrimo galvutė gamykliškai statmena juostos judėjimo krypčiai. Galime drąsiai uždažyti varžtelį. Dabar reguliuosime įrašymo galvutės azimutą. Tam reikia į magnetofoną pradžiai paduoti 1 kHz signalą, o paskui ir 10 kHz signalą, kuriuos galite įsirašyti tiesiog į kompaktinį diską. Kruopščiai išvalę mechanizmą, naudojame pačią geriausią juostą, kokią tik turime. Juostą pravyniokite toliau nuo krašto, kad išvengtumėte dinamikos svyravimų. Dabar paduodame į magnetofoną 1 kHz dažnį. Pažiūrime, ar ateina signalas, ar netraška lygio reguliavimo potenciometrai. Ir pradedam įrašymą. Perjungiame šaltinio selektorių į juostą ir matome jau įrašytą signalą. Kadangi 1 kHz dažnis matomas gerai, tikslesniam kalibravimui persijungiame į 9 greitį ir stebime situaciją. Dabar mūsų atkūrimo galvutė stovi tiksliai ir jos judinti negalima. Bus reguliuojama tik įrašymo galvutė, jei sinusoidės nesutaps. Tai ir viskas, dabar ovalas virto linija. Reiškia, kad padėtis daugmaž tiksli. Tačiau persijungime į 10 kHz dažnį, kad gautume dar tikslesnius rezultatus.
Paskutinį kartą surandame mažiausiai žiopčiojančią padėtį ir uždažome azimuto reguliavimo varžtelį. Pagal indikatorius ir sinusoidę stiprintuvai veikia fantastiškai. Darbas baigtas, metas grąžinti magnetofoną į korpusą, žinoma prieš tai išjungiant viską iš tinklo. Štai ir viskas, magnetofono surinkimo darbai eina į pabaigą, o štai čia įdedu savadarbį adapterį į 3 mm ausinių lizdą. Šį magnetofoną rekomenduoju naudoti vertikalioje padėtyje, užtikrinant geresnį vėdinimą. O dabar pažiūrėkime, kaip jis įrašinėja iš kompaktinio disko į pačią pačiausią Maxell UD juostą.
Manau, komentarų net ir nereikia. Tiesiog puikūs kokybės rezultatai. Ne 9 greičiu geriau suskambėjo nei originalas. Na, o aš jau su jumis atsisveikinu iki naujų remontų, testų ir patarimų. Bet čia dar ne viskas. Trupužę plaukuotą pamiršau nuklijuoti žymeklį nuo smagračio. Taigi, kaip matot, vėl teko viską išardyti ir vėl surinkti. Bet nieko, juk iš klaidų mes tik mokomės. O dabar iš tikrųjų sakau iki ir ačiū, kad žiūrėjot. Pagrindinis ARE Media kanalo idėjų generatorius